Ankstesnėse laidose kalbėjome apie radinius Žemutinės pilies teritorijoje. Ypač daug klausimų sukėlė puošnūs daiktai, kurie leidžia spėti, kad čia galėjo būti dvaro žmonių gyvenamoji vieta dar iki Gediminui perkeliant sostinę į Vilnių. Pasukime laiką atgal ir patyrinėkime Vilniaus atsiradimo istoriją. Tai Vilniaus šiluminė elektrinė Eiguliuose, visai netoli miesto centro. Archeologiniai radiniai liudija, kad kadaise šioje vietoje būta paleolitinės gyvenvietės. Vadinasi, žmonės čia gyveno jau 10 000 metų prieš Kristų. Tačiau jau pirmame tūkstantmetyje tankiausiai žmonės gyveno prie Neries ir Vilnios santakos. Vienas iš ankstyviausių turbūt Vilniaus radinių yra Mamuto griaučiai rasti Smėlio gatvėje Antakalny. Iš tikrųjų, Mamuto liekanų Vilniuje yra ir daugiau. Šnipiškių atodangose manoma, kad ten rastos netgi Mamutų kapinės. Kalbam apie 13 000 metų prieš Kristų. Bet einant į mūsų laikus, turbūt patys tokie gausiausi radiniai pasipila jau mūsų erų sandūroje. Pirmais amžiais po Kristaus šitoj teritorijoje jau yra keletas tokių importinių daiktų. Gintarinis karoliukas, stiklinis karoliukas, šaukštė, antkaklė šaukštiniais galais, Romos moneta, Faustinos II sestercijus. Tai rodo, kad jau pirmais amžiais po Kristaus čia pradeda gyventi žmonės. Vilniaus teritorija, nors ir netankiai apgyvendinta, bet niekada nebuvo tuščia. Kiek daugiau iki valstybinio laikotarpio radviečių aptinkama šalia Kernavės, Utenos rajone ar prie Nemuno, tačiau ir Vilniuje randama akmens, žalvario ar geležies amžiaus radinių. Čia yra mediena iš Kernavės. Tai yra daiktai, kurie nepapuolė į ekspoziciją, bet jie reiškia yra surasti, yra sutvarkyti. Ir jie, kai sakant, guli ir laukia. Daiktui ateiti iki ekspozicijos muziejaus, yra ilgas kelias. Tai tas namukas reiškia su jo medžiaga, jis pakankamai greitai papuolė iki parodos, iki ekspozicijos. Seniausias išlikęs Vilniaus medinis pastatas su jo radiniais papildo mažai tyrinėtą 13 amžiaus pabaigos Vilniaus istoriją. Kadangi ankstesnio laikotarpio rašytinių šaltinių apie miestą nėra, tai jo vaizdą archeologams ir istorikams tenka tarsi dėlionę rinkti iš atskirų radinių. Nuolatinę gyvenvietę gan gerai išvystytą ir didelę teritoriją užimančią mes jau turime maždaug 4–5 amžiuje ir tai tęsiasi apie kokius 400–500 metų iki 9, galbūt net ir 10 amžiaus mūsų eros. Ir visa Žemutinės pilies aukščiausioji dalis, tai Aukštutinės pilies kalnas, Žemutinės pilies valdovų rūmų dabartinių kiemo teritorijoje buvusi aikštelė, pati aukščiausia vieta buvo tuo metu gan intensyviai apgyvendinta. Kultūrinio sluoksnio išliko apie pusę metro, kuris nenukastas. Archeologiniai kasinėjimai leidžia pamatyti, kur praeityje gyveno žmonės, koks buvo jų gyvenimo būdas. Tačiau vienas labiausiai intriguojančių klausimų, kodėl būtent šioje vietoje kūrėsi miestas. Atidžiau pažvelgti Vilniaus atsiradimą, jo tapsmą miestu ir sostinę, padės mokslininkė Oksana Valionienė, daugiau nei 2 dešimtmečius tyrinėjanti Vilniaus istoriją. Šiuolaikinėme žemėlapyje jis tarsi atrodo pakrašty, kažkiek tai arti Baltarusijos, o visa Lietuva labiau į vakarus išsidėčiusi. Tačiau jeigu mes pažiūrėsime į viduramžių žemėlapį, kaip jį mato archeologai, tai Vilnius tada atsidurs pačiame centre taip vadinamo Rytų Lietuvos pilkapių kultūros arealą. Tai kur paplitę pilkapiai yra. Šitas arealas yra siejamas su Lietuvos etnosu. Pačiame Lietuvos suvienytų žemių centre Vilnius atsidūrė jau nuo 13 amžiaus vidurio, kai kūrėsi Lietuvos valstybė. Kai Vilnius tampa centru, pasikeičia ir jį supančių kelių svarba, jais jau galima pasiekti tolimasias žemes. Šitas mazgas jis yra tarsi niekieno žemėje, nes aplinkinės gyvenvietės jos išsidėsto kažkiek nuo toliau, o šalia Vilniaus tokių gyvenviečių mažiau. Tarsi šita teritorija laisva nuo vietinio elito poveikio ir dar to labiau jinai tinka valstybiniam centrui atsirasti. O kai jis atsiranda, kelių svarba keičiasi. Šiuo atveju jau pats įkurtas miestas, jis sąlygojo tai, kad per jį trasos iš tolimųjų kraštų jau pasidaro svarbios, daugiau žmonių plūsta į mūsų miestą ir pro jį.
Mokslininkai pastebėjo dėsningumą, kad valstybių centrai susiję su priekyba ir skirti žemėms suvienyti nėra kuriami tankiai apgyvendintose teritorijose. Kaip tik jie kuriami tokiose vietose, kurios sudaro galimybę sujungti žemės į valstybę. Jeigu tai yra valstybės centras, jis turi vienyti visą valstybę. Jis hierarchijoje yra viršuje ir jis turi būti tokioje vietoje, kuri kontroliuoja būtent šitų kelių pagalba visas kitas teritorijas. Dar vienas dalykas, tokį miestą kūrė valdovas. Ir valdovas jį gali kurti tik tai savo žemėse, tose žemėse, kurios jam yra pavaldžios. Taigi jau tą teritoriją mes negalim rinktis iš bet kurios genties, jau reikia žinoti, kurios žemės priklausė šitam valdovui. Tačiau kuriam valdovui iki Gedimino priklausė šios valdos? Spėjimai sukasi aplink Traidenį, Gedimino tėvą Pukuverą. O gal tai buvo jo brolis Vytenis ar dėdė Butigeidis? Deja, patikimų duomenų mokslininkai neturi. Yra tik pirmasis Vilniaus paminėjimas Gedimino laiškuose, iš kurių žinoma, kad 1323 metais Vilnius jau buvo sostinė. Visas ankstesnis laikotarpis archeologija rodo, kad ten taip pat būtų gyvenviečių, bet tai yra mums šiokia tokia paslaptis, kadagi būtent tas miestas susiformavo. Nes archeologas, kai jis tyrinėja teritoriją, jis žiūri tarsi pro rakto skylutę. Jis mato šitą vietą konkrečią, jis mato kažkokios struktūros fragmentą, kuris būna labai nedidelis, ar vieną pastatą, arba gatvės fragmentą, rūmų fragmentą. Jis gali pasakyti, kada tai datuota, irgi su paklaida. Tyrimų fragmentiškumas ir datavimas mokslininkams vis dar kelia klausimų. Ir čia į pagalbą ateina dendrochronologiniai tyrimai. Tirdami žemutinės pilies teritorijoje aptiktus medinius radinius, šlaitų tvirtinimo konstrukcijas, namų, tvorų, gatvių išlikusius fragmentus, dendrochronologai ne tik juos tiksliai datuoja, bet ir padeda atkurti buvusio miesto vaizdą. Medžiai yra tokie ilgaamžiai organizmai, gyvena šimtus metų ir jie dar turi tokią ypatybę, kad kai jie auga, jie kiekvienais metais paauga po vieną sluoksnį ir mes galime tame medyje, toje medžiagoje matyti sluoksniuotumą metinį. Medis tai viena iš unikalesnių medžiagų gamtoje. Jame žmogus gali pamatyti atskirus sluoksnelius, susiformavusius skirtingais metais. Tai tarsi istorijos metraščiai, kurių rievėse užfiksuoti praeities įvykiai. Tai medžiai, kadangi turi tą savybę ir jie plačiai mūsų juostoje yra naudojami, tas rievės tirdami mes galime atkurti medžio gyvenimo istoriją, tą dendrochronologiją. Ir kai žmogus panaudoja medį statyboje, pavyzdžiui, rąstą nukerta, tai moksliniais metodais mes galime nustatyti, kadagi tas medis pradėjo augti, kada augo, kiek šimtų metų, ar 50, ar 200 metų augo, ir kada jau atėjo žmogus ir jį nukirto. Ir ta data jau kalendorinė mums pasako apie to namo statybą. Valdovų rūmuose pristatomas medinis pastatas yra iš tų laikų, kai Vilnius dar buvo medinis. Tačiau norint tiksliai nustatyti atkasto namuko amžių, neužtenka vien suskaičiuoti rievių rąstuose, reikalingi išsamesni moksliniai tyrimai. Suskaičiuoju rieves, tada žinai, kad rąstai buvo 60 metų pušų, o lentos statytos iš 130 metų pušų. Bet norint nustatyti, kada tos rievės užaugo kalendoriškai. Tada mes jau naudojam visą laboratorinį tyrimą, mes matuojam rievių pločius, 100 mm tikslumu po mikroskopu. Ir tas namelis paaiškėjo, kad jo rąstai yra, medžiai jo rąstams ir lentom nukirsti 1281–82 metais ir netgi viename elemente buvo rasta 1282 metų vasaros rievė. Kultūrinio sluoksnio apačioje išlikusių seniausių medinių konstrukcijų datavimas atskleidė, kad 13 amžiaus antroje pusėje prasidėjo intensyvus aukštutinės pilies kalno papėdės užstatymas, o po dabartiniais valdovų rūmais buvusių medinių statinių vietoje 13 amžiaus pabaigoje pradėta statyti pirmoji mūrinė pilis.
Miestas augo jau tikrai nuo 13 amžiaus antros pusės. Pati ankstyviausia data yra 1259 metai ir tai yra kol kas ankstyviausias medinis statinys datuota šitoje teritorijoje. Galbūt toje teritorijoje bus rasti ir kiti statiniai, bet tai turėtų rodyti jau ateities tyrimai. Apie to laikotarpio Vilnių daug papasakoti gali archeologas Vytautas Urbanavičius, pats dalyvavęs ne vienose kasinėjimuose, juos dokumentavęs ir filmavęs. Tai, ką aš dariau savo tiesioginiam darbe, kaip archeologas, tai aš stengiausi tą viską parodyti ir kitiems žmonėms vaizdų. Kasinėjimai Klaipėdoje, povandeniniai ieškojimai Obeliuose, Vilniuje iškasti mamuto griaučiai ar valdovų rūmų statyba, tūkstančiai jo aptiktų radinių pasiekė muziejų sales, daugybė įvykių užfiksuota kino juostoje, filmukas skirtas ir senajam Vilniui. Ši gatvė išgrįsta prieš 300 metų. Po ją archeologai rado dar 6 vienas už kitą senesnius grindinius. Adolfas Zatavičius, archeologas, tai buvo mano mokytojas archeologijai. Tai jisai vadovavo tiems kasinėjimams ir jisai kasinėjo. Aš kaip archeologas, aš negalėjau nesidomėti, kas ten darėsi. Kartu su Zatavičium aš ten visą laiką nusikaišiodavau ir visą laiką sekiau, kas ten dėjosi. O ten archeologams atsivėrė sodybos, tvoros, gatvės, visas medinis 13 amžiaus Vilnius, gyvavęs netoli žemutinės pilies. Tai aš tada ir pabandžiau pasiieškot, o kaip atrodė tas viskas ir kaip man parodyti žmonėm taip, kas buvo. Ir pradėjau ieškoti, kokios buvo tos gatvės, kokie buvo tie namai, kaip tas arkliuks tenais zin su tais važiavo tom gatvėm ir kaip tie visi dalykai ir kaip tas medinis Vilnius, tas medinis Vilnius šito pagrindu ir buvo padaryta. Toks buvo Vilnius prieš 650 metų. Kalbėdamas apie medinį miestą, archeologas prisimena, kad Adolfas Tautavičius pirmąjį objektą tyrinėjo ne pilies teritorijoje, o Kalnų parko slėnyje. Ten 6-ojo dešimtmečio viduryje, rengiantis dainų šventei, reikėjo paruošti aikštelę dalyvių pasirodymams. Tai kada pradėjo tą lauką ardyti buldozeriu, surado pirmuosius daiktus ir kada surado kultūrinį sluoksnį, tą vadinamą archeologų tokį žargonu, kultūrinis sluoksnis. Surado pirmuosius daiktus, pirmuosius pastatų liekanas, tai sudarė grupę ir nutarė, kad reikia vis dėlto ištirti. Tyrimų metu atrado pirmąją sodybą, medinę sodybą. Buvo 2 pastatai, gyvenamas namas, nepilnų 25 metrų kvadratinių pločių ir tvartą. Ta sodyba pirmoji Kalnų parke, kur tai buvo tiek jau suniokota, kad ją pabaigė lyginti su viskuo. Iki pamatų. Ir nieko iš jos neliko, ir jos pėdsakų neliko. Nors mediniai pastatai nei Kalnų parke, nei prie arsenalo nebuvo išsaugoti, tačiau jos tyrę archeologai sukaupė nemažai medžiagos, kuri leidžia geriau pažinti senojo Vilniaus gyventojų kasdienybę. Anais laikais namai Vilniuje buvo apie 20 kvadratinių metrų didumo. Kiekviena šeima turėjo atskirą krosnį. Šiukšlėms išvežti specialaus transporto ir griežtai nustatytų valandų nebuvo. Visos atliekos buvo verčiamos tiesiog į gatves ir kiemus.
Iš tų išmestų daiktų nesunku nustatyti, kaip veikė ano meto Vilniaus buities tarnyba. Tas vaizdas miesto bus toks labai su daugybė kontrastų. Iš vienos pusės kreivi, nedideli mediniai namukai ir gyvenamas namas jau turintis židinį, tokį kupolinę krosnį. Na, jis geriausiu atveju sieks apie 40 kvadratinių metrų. Nedidukai namai, tarp jų dar mažesni ūkiniai pastatai, įvairūs tvarteliai, svirneliai ten ir panašiai. Pastatai statyti vienas šalia kito. Jeigu dar 13 amžiaus antroje pusėje jie retesni, vienas nuo kitos per didesnį atstumą 6-8 metrai, tai 14 amžiaus pradžioje, jau valdant Gediminui, tie miesto iki miesto pastatai tankėja vienas kito atžvilgiu. Jie statosi vienas prie kito. Iš ties jau tuo metu Žemutinės pilies teritorijoje egzistuoja kelios gatvės, kurios turi nuolatinį tinklą iki šių dienų. Purvinos gatvės be gerų grindinių, kai kur iškluota lentom, kai kur kažkokiais rasteliais iškluota, kai kur akmenų primėtytas skiedrų purvinas, bet žmonės vis tiek pasipuošė. Jie stengiasi atrodyti gražiai. Jų apavas ne šiaip savo eilinis apavas, bet jis yra iš odos, iš gerai išdirbtos odos, kartais spalvotas, siuvinėtas. Priekis dažniausiai siūvais ir tokį apavą nešiojo tuo metu visi Europos gyventojai. Štai tokį Vilniaus paveikslą pagal aptiktus radinius mums padeda pamatyti archeologai. Galime sužinoti, kaip atrodė ir kur gyveno miestiečiai, kokiais amatais vertėsi. Radiniai net sufleruoja, kaip ankstyvajame Vilniuje gyventojai buvo pasiskirstę pagal socialinį statusą. Mes turbūt galėtumėm išskirti, kad Žemutinės pilies teritorijoje radiniai irgi skirstomi turbūt į keletą kategorijų, nes, pavyzdžiui, dabartinio arsenalo kiemo vietoje rasti radiniai yra tokie daugiau buitiniai, buitinė keramika, nėra kažkokios tai prabangos. O dabartinių valdovų rūmų teritorijoje, kur pati ankstyviausioji mūrinė pilis kūrėsi, surasti tokie išties prabangus, tokie aukštą statusą žyminčio žmogaus radiniai. Bet kokiu atveju tai yra išskirtinė vieta, išskirtiniai radiniai ir greičiausia, kad visa tai priklausė, čia gyveno turbūt išskirtiniai Lietuvos mastu, išskirtiniai žmonės, didžiosios kunigaikštystės mastu. Ar tai mes kalbam būtent apie paties valdovo dvarą? Greičiausia, kad taip. Tačiau kada Vilnius tampa miestu, kokie požymiai jis skiria nuo gyvenvietės, juk tam tikroje teritorijoje kylant miestams vyksta natūrali urbanizacija, vienos gyvenvietės atsiranda, kitos išnyksta. Taigi mes kasinėjam Vilnių, mes randam kažkokį gyvenvietės fragmentą, mes jį datuojam, bet mes negalim pasakyti, ar tai būtent šitas Vilnius, ar tai būtent valstybės centras. Mes galim surasti vikingų laikotarpio gyvenvietę, tolimosios prekybos kažkokį centrą, bet tai nebus miestas. Nes yra žinoma, kad Europoje tokias gyvenvietės nyksta 12-13 amžiuje. Vilnius kyla vėliau. Miestas tai nuolatinis procesas, sako mokslininkai, ir turi atsakymą, kad apie Vilnių galima kalbėti kaip apie miestą. Vienintelis stiprus argumentas, kuris mums lieka archeologijoje, tai surasti artefaktą, surasti objektą, kuris būtent būtų susijęs su valdžia, su valdovo ketinimu įkurti miestą. Ir pas mus tokie objektai yra, tai yra valdovo pilis. Archeologiniai duomenys liudija, kad medinių pilių Vilniuje būta dar 13 amžiuje. Viduramžiais pilių kompleksą sudarė aukštutinė, žemutinė ir kreivoji pilis. Jeigu mes datuojame, kada statyta pilis, tai mes galime bent jau pasakyti, kad žinom ne patį miesto įkūrimo faktą, bet jau matome, kad buvo valdovo ketinimas įkurti miestą, buvo pastatyta tvirtovė. Ir Vilniuje tokių tvirtovių yra 3. Labiausiai mums pažįstama pilis ant Gedimino kalno, tačiau šie mūrai datuojami Vytauto didžiojo valdymo laikotarpiu, o iki pat 14 amžiaus pabaigos, 15 amžiaus pradžios šioje vietoje stovėjusi aukštutinė pilis buvo medinė. Bet pačios šitos pilies iki šiol nerasta, matyt, statant mūrus jį galėjo būti sunaikinta. Rasti kultūriniai sluoksniai, kurios mokslininkai sieja su jos statyba, jie datuoti yra radiokarbono metodu ir datuoti pakankamai apytikriai 13 amžiaus vidurių.
Taigi mes negalim pasakyti, ar tai Mindaugo valdymas, ar vėlesnių kunigaikščių, ar tai yra Gediminaičiai, tai gali būti ir 13 amžiaus antra pusė. Šitoje vietoje mes klaidžiojam. Valdovų pasikeitė daug per tą laikotarpį. Antroji svarbi pilis – Kreivoji. Ant gretimų kalvų stovėjusi medinė Kreivoji pilis sudeginta 1390 metais per Vokiečių ordino antpuolį. Ji niekada nebuvo atstatyta. Nors kasinėjimai numanomoje jos vietoje vyko, tačiau duomenų apie pilį nėra daug. Situacija yra tokia. Apatinis sluoksnis datuojamas 11 amžių. Virš jo mediniai sudegė įtvirtinimai ir šitie įtvirtinimai vėlgi radiokarbono metodu datuoti 13 amžiumi, labiau jo antrąją pusę ir maždaug tikimybė, jų pastatymo tikimybė siekia netgi Gedimino laikus. Tai taip pat gali būti tiek Mindaugas, tiek Gediminas, mes turime problemą. Už tai valdovų rūmų, tai yra žemutinės pilies teritorijoje, kurioje buvo pastatyta valdovų rezidencija, gana gerai ištyrinėta. Tam pasitarnavo mediniai poliai, šlaitų tvirtinimo konstrukcijos, kurios dendrochronologai gana tiksliai datuoja. Tai vat būtent pagal šitos radinius mes galim pasakyti, kad pirmoji valdovo pilis statyta yra 13 amžiaus pabaigoje. Ir tai yra Gediminaičių dinastijos pradžia. Tai va dabar Vilniaus atsiradimą, jeigu neatsiras ateity kitų duomenų iš kitų pilių, mes galim sieti su Gediminaičių dinastija. Kalbam apie Gediminą ir Gediminaičių tėvoniją. Tai va yra klausimas, kiek ta tėvonija gali leisti žemyn istorijos bėgę. Bet iš tikrųjų šita vieta, jinai paslapčių turi dar labai daug, bet tie, kad nedideli trupinėliai, kurie, kai sakant, kuriuos pavyksta archeologams surasti, jie tik patvirtina tai, kad mes kalbam apie tą valstybės centrą.